Ne, aš tikrai neturiu. Vilos man, kai buvom, da buvau Seimo narys ir Remigijus Žemaitaitis ir aš, tai jis man gyrėsi, kad jis turi vilą, bet atrodo, kad jis Ispanijoje. Turi vilą, kiek iš jo supratau, bet Ispanijoje įsigijęs ir tarp kitko, Ramojus jo labai paprašė Facebook'e, kad tu parodyk savo vilą, nufotografuok. Atsakymo jokio. Nežinau, gal greitai pamatysim ir Remigijaus Žemaitaičio vilą. Bet jis man bent jau gyrėsi, kad jis tą turi vilą. Gal ten brolio ar kieno, gal šeimos yra ta vila, nežinau. Turto pajamų deklaracijų nėra tų dalykų, gal kieno, gal kito kokio šeimos nario vardu. Tarp kitko, Remigijaus tokia buvo ir replika. Tegu tas Landsbergis kariauja, jei nori, o aš, kai sako, jau būsiu saugus. Turiu kur pasitraukti. Man atrodo, kad tikrai jis tą vilą ir viešai kažkur yra gal sakęs, kad jis turi įsigijęs. Tai galėtų irgi parodyti visiems tą vilą. Tiesiai iš Tenerifės kalnų su mumis susisiekia. Jūs ten pabėgote, ne, gerbiamą Žemaitaitį? Jūs jau dabar... Pabėgau nuo kvailos valdžios, kuri nespėjo dar daryti. Aš kaip Cikhanovskaja, žinai, pabėgau į Ispaniją, gal mane paskels prezidentu, nes... Dabar Ispanijoje, va, irgi žiūrėkit, kokia yra sistema, ne, tarkim, Tenerifės sistema ir žemyninė šiek tiek, bet esmė, principas tas pats yra. Tu gali mokėti irgi kešais, mat butas ne 300 000, sakai, už 150 000. Bet jeigu tu norėsi po metų, 2, 3, 4, 5 parduoti ir tas žmogus kešais nemokės, mokėsi pavedimu, tai nuo to skirtumo tu mokėsi 20%. Logiškai. Tai reiškia, jis įrodo oficialiai. Jo. Tai ir aš su kas antrą, kas trečią dieną, aš žiūriu toliau pas savo bičiulių drauguose Ispanijoje kažkokį nupirkti dar vieną nekilnojamo turtą, kad galėtų mano šeima išvažiuoti. Man yra nesuvokiama. Žinai, aš, kaip tu sakai, saulėtos Tenerifės ir tikrai aš, aišku, daugelis gal žmonių pavydė ir man ir sako, gerai, jisai gyvena, gali važiuoti, gali keliauti, gali būti. Ir man iš tikrųjų gaila, kad negalim mes Lietuvoje suteikti tokią galimybę, kad bent pusė Lietuvos gyventojų kartą į metus savaitę išvažiuotų į užsienį ir, atitoltų nuo mūsų to burbulo ir iš kitos pusės, iš kito šono pamatytumėm, kas yra vyksta. Ir man to, aš tikrai dažnai gyvenu aš to Ispanijoje ir man toks nuskauda, ir galvoju, dabar čia buvo tie rinkimai, nebuvau nuo gruodžio mėnesio, nebuvau paskridęs realiai nuo rinkimų. Ir nueinu aš į savo tą vietinį vėl čia sakau turgelį, jau sakau žmona, dabar kokie 3 eurais turėtų čia vėl pabrangę būti. Jūs paskambinote į Kelmės rajono savivaldybės administraciją. Palikau aš laišką Karmen ir sako, dar yra vienas laiškas adresuotas Remigijui Žemaitaičiui. Tai čia kur palikti jį? Baikit, čia negali būti tokių. Keista. Tai sakau, nežinau kodėl čia, tai manęs klausia, ar palikti irgi. Aš sakau, tai jau čia susisiekit. Baikit juokus, pirmas iki girdžiu, čia dabar tokio ten... Supratau. Vyrai, man biški juokinga, žinoma, aš užrašiau jūsų mobilus, Gerai. Rašiau viską, bet Gerai. Aš kažkodėl netikiu, kai jūs skambinat iš Tenerifės. Tai... Aš tai su Karmen pašnekėsiu. Gerai, pašnekėkit, tai tvarkoj. Tada nereiks man čia su... Iš kokio Filipas iš Kanapių ten gali Remigijus išdykti, va čia tai man įdomu. Man irgi įdomu. Tai sakau, gal žinot, nes aš nežinau. Nežinokit. Jau ten tai čia yra nesąmonė. Čia tas blefas, kur eina pas mus per Facebookus, tai čia bėda ir bėda klausyti. Gal pas jūs bute Kanaruose, Kosta Dechėje atostogauja reguliariai Remigijus Žemaitaitis su šeima. Ar čia tiesa? Nežinau tokį dalyką. Neatostogauja dabar. Bet yra atostogavęs pernai, užpernai? Nežinau, negaliu pasakyti. Už jokio butą nėra. Tai kodėl jis turi mokėti faktiškai nesinaudoja mano butais? Aš nežinau, dabar turiu pasakyti, buvo, nebuvo. Dabar aš gali, pavyzdžiui, aš nebuvau, dabar ne vieną aš būnu, mano šeimos nariai būna tenais. Mes išnuomoja Žemaitaičiui šito butą tikrai. Supratau, nuomos nebuvo. Jūs pats nesat niekada siūlęs ar skolinės buto Žemaitaičiui šito Kosto Adechėje? Tikrai nesu skolinės, tikrai nesu. Savaitei, pavyzdžiui. Nežinau, aš tikrai neskolinau, neturiu jokio oficialaus dokumento. Aš nesuteikiau buto, nesuteikiau. Jūs norit, kad aš patikėčiau, kad jūs turite butą, jūs pažįstat Seimo narį ir ganėtinai glaudžiai pažįstat jį, jis dažnai lankosi ir lankydavosi Kelmėje, ir jūs turit butą,
kuriam galbūt Žemaitaitis atostogauja ir jūs to nežinot. Ir jūsų neva tai šeimos nariai, kurie dalis net gyvena ne Lietuvoje, Nyderlanduose ir panašiai, staiga pasikviečia į svečius Remigijų Žemaitaitį. Čia aš kvailas ar jūs kvailas? Jūs ir. Tikrai žinotumėt, jeigu jūsų vaikai būtų pasikvietę Žemaitaitį į namus, taip? Nu, galiu nežinoti, aš daug ko nežinau, neišmulkinu, aš nesigilinu tokia. Aš duodu raktus, paprašo raktą, aš noriu važiuoti atostogų. Sako, jeigu pas manęs ateis draugai, pasiimsiu draugus. Prašau pasiimti, sakau, tu. Niekam aš neduodu, neatlyginimai naudotis. Niekam neduodu. Man būnant netostogauja tikrai. Tai jums. Tai o kaip Žemaitaitis pateko tada į jūsų atostogų butą? Nežinau, jis pateko, nepateko. Ar jūs galite pasakyti, ar Remigijus Žemaitaitis yra atostogavęs jūsų bute? Taip ar ne? Paprastas atsakymas. Man žinot nebuvo. O grilių tiesa, grilių terasų pirkot jūs ar Žemaitaitis nusipirko? Kokį grilį? Apie kokį grilį šnekat? Yra kažkoks grilius terasai, ten gamina Žemaitaitis kartais savo penktadienio kuchnę. Nežinau, nesu matęs tokio dalyko. Grilį tikrai turiu, terasą turiu. Grilį, negrilį, kamadą turiu. Bet Remigijaus Žemaitaičio kompiuteris dabar yra pas teisėsaugą. Ir jeigu jinai randa jūsų susirašinėjimus apie atostogas, jūs žinot, kad jūs ne tik jisai dega, bet ir jūs degat kaip meras. Nu tai deginkit, dega, tai čia galima uždėti nesunkiai. Kai nors būdavo penktadienio Žemaitaičio kuchnė, bet šiandieną mes padarysim šiek tiek kitaip. Tai mes, kaip ir sakiau, erzinsim jumis, kadangi esame atostogose, mėginsim gaminti įvairiausius patiekalus, pradedant nuo visokių tai mozzarellų, nuo ispaniškų įvairiausių patiekalų. Mes vėlgi savo kukliuoju nedideliai mažoji virtuveliai bandom kažką gaminti. Kaip ir sakiau, šią savaitę visą erzinsiu jumis rytais ir kartais vakarais, ką gaminsim ispaniškai. Tai šiandieną mes turime kalmarus. Eiktų tokie superinio skonio. Kaip gyvėl. Dieviško skonio baziliko. Baziliko būnant gyvenant Ispanijai, nevartoti baziliko, nenaudoti, tai čia būtų nuodėmė. Iki susimatymo. Tai ką, kolegos, po penktadienio.